Biskį smirdališkės triušiai. Galite būti. Gerai, Kevai, raminkis biškutį. Kas čia dabar vyksta? Truputėlį prakasiau, bet kad čia gal naudos, tai ne kažkas, bet jau nebėga nuo šį vedų. Kažkiek tai nubėga vaikčia. Purvyniukas. Labas rytas. Iš gražaus šeštadienio. Žodžiu, jau hebra laukia. Aš tai šiandien pakimarinu. O, jaučiasi pavasaris, tikrai važvirbliai puotas kelia. O, truputėlį pašalo. Viskas gerai. O kaip viskas gerai? Čia šitas, kol sniegas ištirps, tai čia daug reikalų, manau, reiks apturėti. O aš kai visą laiką padariau klaidą, gal man atrodo, ne? Reikia išpilti vandenėlį. Gerai, kaip naktį truputėlį pašalo, nes vakar tai buvo visą laiką pliusas. Šiandien jau ne. Minusiukas 9 valandos. G3 ką tik atsikėlė. Ką mano vištės? Ką mano snarglės? Ką mano gaidelės? Ką mano bernai? Eikit šiek tiek, aisimėšt, valyti jūsų šitus kakalus. Kiek čia tų vištų net nežinau. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vištų. 14 vištų, 4 gaidžiai. Dar mažiukai tie įsiperino, tapo gaidžiukais. Galvojau, bus vištos, tai viena višta, kitas gaidys tapo. Tai reikės į krūvą pasileisti. Gerai, jau Kevinas, mačiau, nekantrauja. Skambina telefonu. Kažkas anksti ryte paskambino, sako žmona, kas skambina. Sakau, kas, Kevinas skamba. Grūdai dabar malkiniai, va čia padėti, nes davė, suorganizavo uošvis papildomus 3 maišus. Tai dabar jau pasikeitė tvarka. Tai Danieliai iš karto žino, kad va čia bus pilamas avižiukai, pilamas grūdas. Ką jūs? Ką dar žolė niekur nėra žolės. Kur jau sugebat įsimurzinti? Miegat balo kiba. Gerai, Kevai, raminkis biškutį. Duok ir kitiem. O, pratinam ir tave. Taip. Truputėlį papratinu. Gerai, viskas. Bet taip retai išpilstu avižas, kad, nevaikytų patinai, nes Kevinas su ragais atlėkia, tai patelės pabėga, jaunimas pabėga. Va, visur ledas. Kažkokie įdomus metai šie metai. Tokie tikrai daug ledo, užšala, daug vandens, daug sniego. Neprasileista su mini dirbtuvėm. Niekur nebėga, niekur nešlampa, labai fain, labai gerai. Tik tai dabar pastebėjau, kad va truputėlį trūkė šiferio banga. Tai reiks pakeisti porą lapų, nes čia jau pakeičiau. O, tokį biškį palopinimą. Nieko kitaip nepadarysi. Tai va. Samurajus čia stovi, laukia atitirpimo, bet čia jaučiu reikės išvaryti mašiną, nes čia jau žiūri, matot, kas darosi vanduo. Ir va, pradėjau su savo tokiu projektėliu. Tai čia taip papuolė.
javytį. Gal kas turi detalių jai, noriu surinkti, noriu padėti ant ratų ir tegul stovi, laukia geresnių dienų, gal kurią dieną prieisiu, gal kuriais metais prieisiu ir pabaigsiu pilnai. Nes dabar noriu, kad tik nesimėtų tų detalės, surinkt, pakabint ir pradėti tvarkytis, nes jau atšilimas prasideda, skardą reikės dėti, būtinai šiais metais, būtinai, va šitą patalpėlę mini pabaigt, su apšildinimu, su visku. O kitiems metams planai yra tokie, kad va šitą vietą įsibetonuoti. Tai va, žingsnis po žingsnio ir iki svajonės. Dabar ką reikia lipti. Lipame iki šienučio, o jo jau nelabai ir yra. Nu, dar likę šiti 2 ruliai. Šių metų šienas, tai va vienas kelios kitkelės ir praeitų metų atolas. Tai va, 5 kitkos. Tai va, tai šiandien reikia paduoti pusę kitkos savo hebrantams ir pusę kitkos reiks nunešti triušiams. Žinokitės, padidėjo triušių suėdimo normos, tikrai beveik 2, jei ne 3. Zigis triušis tikrai daug suėda šieno, nesitikėjau. Matomai jaunas, tos mano patelės senos, tai jos ten biškį pavalgo, o jaunuolis tai taip rimtai įnikęs į mitybą. Opa. Ką. Va, čia purvynas. Reiks panaikinti šitas ėdžias. Nors gal čia tegul ir būna šitos ėdžios, gal aš žinau. Čia gijėjimo jau nebus. Nu, žodžiu, reiks apsitvarkyti, susidėlioti. Va. Manau, kad jau daugiau nebus duodama šieno triušiam. Paskutinis, nes jie daug suėda, net labai daug, bet suėda. Ką jūs, merkšės ir jaunimas? Ką? Atsurenka grūdelius idealiai. Ką tu špiniau? Kai vištos surenka. O dar žvirbliai ateina. Jau vištos laukia pas triušiusinėjimo, nėra ko. Nes labai teršia tos vištos, nežinau. Į tas man, kad eina ten, tai visai nepatinka. Va čia jau neina. Tai čia ir vis ten tos nėra net ko eit. Šitom vištom. Bet jos vis tiek bando eit. Pas triušius, eikit iš čia. Eikit iš čia. Nėra čia kojų. Eint. Štieš. Biški smirdališkės triušiai. Galite būti. O. Va, apie kokį teršimą turiu omeny. Va, prišiukė čia. Nėra kur vaikščio ten prišiukė. Matot, ką aš jau dabar padariau. Jau išnešiu šitas dėžes. Ir va čia padarysiu stalažiukus iš 4 metalo. Tai va, pradėjau daryti. Tai va, matot, savo tik šlemščiu. Šitas tai biškį naglas. Va. Nu ir viskas, šitas dar pabus. Tai neleidžiu šio vištų, dabar uždaręs, nesakau, įleidė. Tai visos taip pripratę, visos taip sulėkė, kaip čia būtų kažkokiu patepta auksu. Anksčiau kaip jos būdavo, kaip anksčiau jos būdavo išeina pas Danilio aptvarus dar kažkur, o dabar faktiškai niekur negali eiti, nes čia visur užsnigę arių olanda ir anga.
Tai tasosi čia, tai pagrindinis nėjimas sueina ten pas triušius ir sėdi. O čia triušiam irgi nėra ko vaikščiot. Viskas su jais gerai. Eikit į savo vištininką. Suprantu, kad atsibodo vištos jums ten. Bet ką padarysi, tokie jau laikai atėjo. Labai ilgai žiema užsitęsė, nedaug sniego. Nebūtų sniego, tai jūs jau būtų Danielio aptvare. Bet dabar negalit būti Danielio aptvare. Nu ką, išžiemojot. Lyg visos, 3 nustipo vištos. Tai ten kažkokia liga ar kas ten. Aš žinau dėl ko, nes aš pasiimu dekoratyvinių vištų kiaušinių, kad ten ir miksas, o dekoratyvinės vištos jos yra lepios. Geriausios tai yra va šitos karatuškės. Paprastos juodos vištelės, tai jos kai raketos eina, niekas jam nebaisu. O tos dekoratyvinės tai tokios ten lepesnės. Nu, bet gražesnės. Kaip sako. Arba gražus, arba sveikas. Nebūna taip, kad ir gražus, ir sveikas. Net ir pa žmonės taip nėra, žinokit. Tenas, nu taip jau yra. Gamta yra gamta, tas pats kaip ir su technika. Arba galingas ir sportiškas, arba ilgaamžis, tai čia vienareikšmiškai. Gal Hačiką pasikviesti? Hači! Hači! O ten jis, matot. Atvaro. Turėtų kažkur čia atvaryti. Hači! Hačikai! Čia, einam čia. Hači! Jei jo nepasikvies, jisai kažkas jam atsitikę, jam dabar morčius yra, tai jisai toks jau nelabai norys. Bet tu atlėks va per šitą vietą. Va. Hači! 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 Hačikai! Labas, hačikai! Tik čia. Ateik čia. Hači! Ateik! Ateik! Kas yra? Nu geras. Kas tau darosi? Ko čia neteini? Labas, hači! Labas, hači! Hači! Nu geras. Ateik čia. Ateik čia. Ateik čia, draugutė, ateik. Ateik. Kas jam darosi? Močiu, sakau, hači. Ateik čia. Nu ateik, hači. Hači. Ateik. Būna ir taip. Kažkas nutikė. Ateik čia. Tavo valia. Jam kažkas dar atsitikė moršius ar kas jam, kad jis naktim loja. Sakė, kaimynas net pas jį neteina. Sako, kviečiu neina. Tai naktim jis čia loja. Jis gal bijo, kad aš jį įsivesiu į čia ir uždarysiu šitą duris. Ir jis kai norės neišeis, nes vieną kartą gal kai jis lojo, norėjo išeiti. O aš jo, nepastebėjau, kad jis loja ir netidariau vartų. Tai dabar nesugau, jis kažkoks tapęs keistas. Ruja, morčius ar dar kažkas. Nu, yra kaip yra. Bet įdomu, pirmą kartą neatėjo. Nuvarė, jau pas aną kaimynką. Pavasaris. Visus veikia. Einam pas margasias višteles, nes turiu va kiaušinių. Aš juos išviriau, nes buvo papuolę truputėlį šalčio, sušaldė. Tai jau jie netinkami maistui, nors iš karto įsivalgyti, tai gal ir bus geri, bet jau peršalo, nespėjau atnešti. Vištės, vištutės, vištės, vištauskinės. Tai. Tie gaidauskai.
Matot, koks kietas citrinys. O, kažkaip tai. Taip. O, mano senbuvė. O, taip pratina, kad iš rankų būtų galima maitinti. Žąsys pargrįžo, tai truputėlį jos čia baidosi. Greičiau nutirpintų tą sniegą, būtų gražesni, sveikesni kiaušiniai. Nes dabar tą pastebėjau, kad vištos kaip negauna jokių ten vabaliukų, jokių gyvūniukų, jokių kirminiukų. Tai ir kiaušinių, ta prasme, trinio spalva visiškai pasikeitus. Nes aš tai laikau kaimiškus kiaušinius, kai vištos yra beveik laisvai auginamos. Nu, tikrai kaimiški. Nes kai perki iš kaimo kiaušinius, aišku, čia dabar užpyks tie žmonės, kurie ir šeria kombikormą ir viską, tai jis nėra kaimiškas. Jisai, nu, tik kad kaime buvęs. Čia kaip lietuviška produkcija, tik su užrašu, pavyzdžiui, lietuviško arba tautiniu, o viskas yra pagaminta Kinijoje. Tai čia lygiai tas pats. Ir su tais vištų kiaušiniais, jie šeriami ta prasme kombikormu. Ir kai dabar tokia žiema buvo, tai jau jeigu tu nori, kad būtų kiaušinių dėtų, tai vienareikšmiškai turi šerti kombikormu. Ir sėdi vištininkė, tai jau geriau gal nusipirkti tikrai iš fermų kiaušinius, o ne iš kaimo. Nes tik veltui išmeti tuos pinigus. Ar galit patikėti, kad mano kenis buvo prigijęs? Pamiršau paliet, dabar tai aišku paliejęs. Bet kad jau po šansam, po faktų. Išdžiuvo kenis. Viskas. Eglutė čia buvo tokia sidabrinė, šitoj vietoj pasodinom. Netyčia užpyliau trąšom. Išdžiuvo. Po to kenis pradėjo džiūt, atgaivinau. Dabar kaip supratau, jau net gaivinsiu. Nu, eina jisai na. Reiškia, jam čia nelemta. Pušys. Pas mane pušys labai gerai eina. Tai manau, kad reiks. Trečias bus bandymas čia pušį gražią kalninę nupirkt. Ar kedrą. Ir tegul auga. 6 metai bus eglėm. Kažkas ne to labai silpnai auga. Ten 4 metai. Ten geriau auga. Ar čia pataikyta ne tokia veislė. Ar uskūro. Ar dar kažkas. Bet. O, žvirbliai poruojasi. Ką tu jiem? Nieko tu jiem nepadarysi. Tai va, gerai, einu į kambarį, papusryčiaut, po to kažką sugalvosim, kažką parodysiu. Karšto vandeniuko, nu ne karšto, bet iš boilerio. Nu, kapėts, kai man patinka šitą vibro vonelė, tai jūs nepatikėsit. Iškart statau temperatūrą ant 65. Va, net nejungęs chemijos nieko nepylęs, va kaip. Iš karto pradeda graužt, matot? Čia be chemijos, be nieko. O va, purkšt chemijos. Ir tai pusė valandos, nėra laikmačio kitaip, tik po pusvalanduką. Nu ir ką, tegu verda, uždengiam dangčiu. Inmeti purviną detalę, tepaluotą, dar ten kažkokią, tai po pusvalandžio jinai atbrinksta, praplauni, gražiai nuvalai ir dar valandai užmeti 2 kartus po pusvalandį iš šakės. Detalė blizga. Buvo baisios. Tampa va tokiom, nu, tai va, gerai įsivalo. Aišku, čia tik išvalau ir noriu sudėti čia javytės. Ir kai kurių klientų. Šiaip tai reiktų va čia užvirint išėmimus, išdaužimus ir bandyti. Tada gražiai supoliruoti viską, bet jau čia restauracija. Gal kada ateityje.
Ir gausis parestauruot, gausis dar kažką padaryti. O dabar šiai akimirkai, šiai dienai, tai va tik tokie pažaidimai. Tai va. Laukiu pavasario, laukiu švarių kelių. Ir žinot, kas bus? Minimas su dviračiu bus. Jau laukiu, nesulaukiu. Kasmetinė kelionė. Gegužės paskutinę savaitę ir birželio 1 savaitę. Įvažiavimas į vasarą su dviračiu. Gal prie jūros, gal ne. Šiek tiek planai kito. Buvo planas su Šarūnu važiuoti, kaip ir lygiai prieš 5 metus. Bet dabar tas planas truputėlį keičiasi. Bet apie jį papasakosiu vėliau, nes dar 3 faktiškai mėnesiai liko. Bet, kaip sakau, net nepajausim, kai va čia pum ir ruošės Giedrys kelioniai su dviračiu. Tegul ten verda, dar stačiau pusvalandukui. O aš einu į mini dirbtuvės. Pažiūrėsiu, ką ten gero. O, vaizdas fainas. Kai saulytė išlenda. O, Danieliai dar. Per atsiprašo, avižų, gal karanda likučius. Arba išvariau samurajų. Samurajų išvariau dėl tos priežasties iš garažo, kad taip įvariau, va, matot, žiūrėkit, kiek sniego, kiek ledo ten likę. Tai tegul. O, čia kažkas lūžia, trūkia. Nepriveršta, reiks davežt gal. Tegul įsivarva visi vandenys, nes mini dirbtuvėse žiūriu, kad va, sujudinau krenta visokį. Sniegai, tada pribėgs per daug jį. A, jau ir dabar pribėgia ten. Nu jo, per vėlai jau aš jį ištraukiu. Na, bet nieko nedarysiu. Atsidarysiu duobę, truputėlį pravėdinsiu, kad būtų pliusas, nes jaučiu ten minusas. Ar ką, reikia čia truputėlį kažkaip tai apsidėliot ir ruoštis konstrukcijos keitimui. Lentas pjausyt viską, nes gana čia įsidirbinėt. Neturiu nei vietos kažkur pamedituot, pasitvarkyti su technika. Štai ką aš turiu omeny, kad noriu dirbtuvių, o ne garažų. Tai va čia dabar gaunasi garažas. Garažas, kai atvarai mašiną, čia nusivaro visko dirbtuvės, kai grinai yra tik agregatai, aparatai, kuriuos tu remontuoji, bet jokiais būdais nepalieki, nesaugoji ir nelaikai, va, kaip šiuo atveju poliuko, preso, jį atsivariai, suremontavai, išvariai kažkur kitur. Tai va, nes aš sakau, pribėga ir vandens. Ir ganėtinai, nu, neužiūrėjau jau čia. Atšilo. Kas čia dabar vyksta? O, kiek pribėgo vandens. O, čia jaučiasi šaltukas. Nu, tai išsigaruosiu šitos duobės vis tiek, ar taip. O, mano kokie ledo varvekliai. Bum. O. Tegul būna ten. Reikia išimti visas šitas lentas, kad įsikvėpuotų. Šiandien šiluma bus. Tai gal kažkiek tai. A, čia jau minusas gerokas. O, va taip. O taip va ir va taip. Gerai, viskas čia prasivėdins, čia viskas tvarkoj. Nėra nieko blogo, bet sakau, nemėgstu tokių dalykų, noriu, svajoju ir manau, kad padarysiu dirbtuvės, o ne garažą. Einam, parodysiu, ką ten išvibrino mano vonelė, tegul dabar čia prasivėdina, pradžiūsta, paskolinau patranką, tai būčiau įdėjęs patranką, na, bet ir taip išgarus iš čia, kai greičiau išgaruotų tas drėgmė. Ir čia žiūriu, reiks nukast kitiem metam šiem, nes va jau renkasi vanduo per čia, tai reiks nukasinėti. O čia jau gal pelės urvus daro. Tai va, noriu dirbtuvėlių, noriu gražių dirbtuvėlių, noriu fainų. Ne, nenoriu čia padaryti darbo vietos, noriu pomėgio ir relaksacijos vietą pasigaminti savo. Nes jei darysiu darbo vietą, tai visai kitaip ją reikia daryti ir manau net ne kaime daryti, o mieste daryti. Nes kaime tai čia nieko gero nebus ir tikrai tik užsiknisi. O relaksacijos vieta, kažkokie projektai širdžiai myli,
visai fain. Tas vat ir čia irgi šitas keliukas, jis jei važinėtų, tai pastovi kažkokius transportas, tai labai išpurvintų keliuką ir įsipurvinam dirbtuvės. O, ne, tepalas išplaukė. Sakiau, pirksiu didesnę, galingesnę, kad būtų galima išplauti ir didelės detalės. Tikrai atplauna, daug rankų darbo nukrenta. O, kaip gražiai išploja. Nu, raudžių tai neišplausiau čia tau, bet visus tepalus, visas vietas, viską išplauna. Super. Dabar tik šlapiam vandenį. Be chemijos vandenį va. Ir va nudžius ir bus galima surinkinėti. Nes va šitą chemiją, kur pirkęs ultragarsui, būtina visą laiką nuplauti kitų vandenių be chemikalų. Kaip va gulis. O. Dar va čekoslovakiškas gulis. O geras. Originalus gulis. Na, truputėlį pavirinau, bet čia nežinau, ar čia gavosi kažkas. Reiks ir prašlifuoti šitą vietą. Skylė buvo visai išmakalota. Šitą tai strypelį užteko tik perkalti. Pasitrumpins. O va šičia. Čia tai irgi davirinau. Žiedas. Nes labai irgi išplaktas buvo. Čia, žodžiu, kad kilometrus būtų galima matyti. Ir dabar žiūrim, ką mes čia turim. Viraliukas verda. Jau išvirė kažkas tai. Nu, paskutinis zahodas. Oho, vaikinai. Kaip jėgutė. Man tai šitas patinka. Nu, bus galima panaudoti ir gulį. Suminkštinau tuos taukus vadinamus. Kaip čia stringa. Nu, nerizikuosiu dėti šitą, bet šiaip tai 6004 gulis ir čekoslovakiškas gulis. Nu jo, biški klebena. O. Nieko šveist, nieko valyti nereikia. Ai, nu tai čia tik taisė pusvalanduką įdėjau, nes buvau pamiršęs už šitą detalę. Šiaip tai jei valandą, jei 2 brūžinasi, tai tobulas rezultatas gaunasi. O, visos švarios detalės. Faktiškai nuvaliai. Gali virint, gali sužiūrėti brokus ir gali dėti jau į motocikliuką ar į kažkur. Kai faina saulytė, galėtų dabar prasidėti pavasaris. Nes rytoj kovo 1 ir startuoja pavasaris ir visą laiką geras oras, saulė, žodžiu pavasarėjantis laikas, ne kad taip vėl. Elų šalimai, vėl sniegai viskas. Bet aišku, taip nebus. Žiūrėkitės, kiek nubiro sniegų, ganėtinai nemažai. Viskas nusisausėjo, čia kartu ir purvynai nubiro. Va, čia kur prakasinėta. O, va šitą pusę tai iš vis murzinų daug. Nu va, viskas išpuolė, iškrito, įsisausino. Tai va taip, va. Tiltai irgi švarutėliai. Bus galima varyti mini dirbtuvės. Nes visas šitas šlamštas būtų įsukritęs. O, žąsis praskrido. Būtų sukritęs visas į mini dirbtuvės. Tai va to dabar ką sausa bus. Tik čia žiūri, va jau dabar atolydis. Tai va čia bėga vanduo. Na, nieko nepadarysi. Šiai akimirkai tai bus. O kitiem kartam planuojama nukasti čia didesnį plotą, kad viskas subėgtų vanduo į ten. Nu, dabar tai taip. Taip va, purvinsimės, purzlosimės ir gyvensim. Tai va,
Kodėl šitas motocikliukas Java 555? Gal dėl to, kad norėjau kažko senesnio negu Java turėjau. Nes Java mano 61 metų, šitas PM8. Galvojau nusipirkti kažkokį normalų motociklą, bet kad didelės kainos senų. Nu, taip atsipalaiduot, paremontuot, pasižiūrėt. Ir išpuolė va šitas motocikliukas bendradarbio. Tai aš jį prigrybiau. Nežinau. Kaip sakau, svarbu kažką veikti, ne rezultatas, bet kaip čia procesas. Man yra svarbu procesas, rezultatas, nu, bus greitesnis, bus faina, bus lėtesnis. Mėgausimės veikla, kurią dirbam ir kurią daromės. Tai va, tik tais žiūriu, kad čia viskas užsikuičia ir dar kartelį užsikuičia. Bet jau gerai, tokio šlapumos čia nebus. Pradžiuvo. Dabar va, problema ta, kad pradeda atitekėti vanduo. Nu ką, pradeda. Reikia prakalti va čia, kad nubėgimas būtų į ten. Tai va čia trafuką kažkokį prakalsiu. Truputėlį prakasiau, bet kad čia gal naudos tai ne kažkas. Bet jau nebėga, nors į vidų. Kažkiek tai nubėga va į čia. Gal bus gerai. Nes jau mačiau, kad jau pradeda bėgti į vidų. Tai va. Gerai, kad šiandien diena nenueitų veltui. Galvoju pasikeisti va šitą šviestuvą. Nes kažkaip tai labai greitai perdego. Dar galvoju, nu kur čia jį atjungti. Ja. Kažkaip rasiu. Atjungimą, atkirpimą ir įdėsiu, kad vėl šviestų visi. Nes žiūrėk, vienoje vietoje nešviečia, po to kitoje nešviečia, tai taip apsileidė ir po to vėl tamsoje gyveni. Na va, šviečia jau ir šitą. Tik kad supratau biškį spalvos gal kitokios. Ir ką pastebėjau, tai va šitą, kur pirkau, tai laideliai plonesni negu šitų. Čiprialiai tai gal tokia pati. Bet ne tokia pati. Tai va. Pakabinau šitą, kad draukadavo nusivimt. Nors yra čia popieriaus, bet čia jau šitas netelpa per didelis. Tai va. Ai va taip va. Po truputį krapštinėjausi. Smalsu pažiūrėti, kas viduje šito ledo. Ledas. Nieko gero. Metalinis ledukas, kad gal nekaistų. Va, koks ledukas. Ir va kažkas. Šiek tiek apsimėčiau, šiek tiek apsitvarkiau, avižas tai nežinau kur dėti, sušersiu, tik dar čia laikinai pastovi, bet laikinai žinot kaip yra. Čia va pasitvarkiau šiokius tokius, šitus nusinešiu vieną garažą ir žodžiu, orai šyla, reiks pradėti krapštytis prie mini dirbtuvių ir šiaip prie mini ūkio ir prie visų dalykų. Šitas egzempliorius tai čia tik šiaip paįvairinimui, kaip aš sakau, atsipūtimui nuo visų tokių gelažų, kurie svarbesni. Čia šitas galės kabot iki mano smertys. Jokavai. Tai ne, šitų tai tikrai neskubu. Kai turiu laiko, tai kažką padarau, kai neturiu laiko, tai nedarau. Dabar prioritetai bus kitokie šiek tiek apsitvarkyti. Būtinai reikia su šitu išspręsti visas problemas, taškelius. Jau man atrodo įsprendžiu. Tai rišimo aparatas jau kaip ir į pabaigą. Liko viską pasitikrinti, susidėlioti, susirinkti visas kardas ir su vikšru spręsti problemą. Tai nes jisai lenktas,
Tai va viską persitepti, viską susidėlioti ir manau bus startavimas, jeigu kas norėsit paslaugos presavimo kitkelių, ruloniukų kreipkitės galėsit. Tai va, o daugiau viskas čia apsimėčiau, apsižiūrėjau, pasiskaičiau, pasižiūrėjau, kokių man reikės čia lentgalių, kiek visko, tai pabandysiu užsisakyti, skardos užsisakysiu, bet skardą užsisakysiu iš pat pradžių tik vieną, šitai visai pusiai, kitą užsisakysiu kaip lupsiu arba parsivešiu. Tai va, nes kai po to prisisakai, tai neturi kur dėti iš karto, kad pabuvo prikaboj, kaip jau nebus sniego, iš karto viską pum, sukalt, jau geriau kelis kartus nuvažiuoti į Alytų, negu kai prisiveži visko ir po to stovi gabalai. Tai va. Dar reikia elektros rozečių, nes čia va dabar norisi staklytės pajungti, bet nėra kur, na, bet kažkur tai bus pajungiamas. Tai čia reikia trifaziją rozetę įjungti, na, tokių darbelių yra. Tai va, bet orai gerėja, orai šyla, ledas ištirps, sniegas taipogi ištirps ir bus viskas čiki piki. Tai va. Tai kai visą laiką kolektyvas. Ir susitiksim kituose video. Su tai buvo Giedrys. Paukščiukai čiulba. Oi, drėgmė dingo. Labą rytą iš kitos dienos. Šiandien irgi truputėlį ilgiau pamiegota negu įprastai. Na, bet dar gyvūniukai jau pripras, kad 9-10 Giedrys ateis pas jūs. Ne, 9-10 tai neteis. Viskas normaliai. Nu ko pradėt? Apapa. Čia buvo vakar baisiai šlapia. Šiandien jau susigėrė, manau, patinka šitas dirvožemis. Tokiom bangom, duobėm. Sena sodyba. Arkliai išmindžioja. Na, ką? Višties? Ką višties? Net nebijot? Eikit, užkariaukit pasaulį. Labai jaukios vištos tapę. Prieš šiukšlytą vandenį reikia pakeisti. Parazitė šitos vištos. O, paruošta Kevinui puota, kas pas triušius gero, pripizdėta nemenkai. Jūs triušelis. Zigi. Ar bus hebroj, vaikučių? Zigi. Va, visokių šniūrų ištysę vištos. Reikia dar vandens paimti, įpilti. O, tos tai neturi vietos. Nėra vižų vištininkė. Tik viena dėtuvė įdėta vižų. Nu, šitą visą laiką buvo tokia parazitka. Ką jūs? Zigi? Na va. Ant puodo. Taigi padaviau jums vištos. Давай. Įleisk, Kevai.
Špenių. Taip apzizliojo, kevas ir jau neimsi. Nu, tai šitam kaip dzinsulėm. O. Gerai. Vėl šieniukso. Va, pusė kitkos. Nesugebėjau suėsti. Lemba, čia biškai padaryta klaida. Čia jau ir gyveno, ir šiko, ir myžo. Labai toks kvapas, ne kažką. Bet jau nepakeisi nieko. Reik sėdžias išimt kažkur kitur į ten. Nors čia nieks nevaikšto. Kai pasižiūriu, kiek darbų laukia, kiek darbelių laukia, tai pavasarį gyvisko. Bet va, truputėlį apsidėščiau rakandus, apsitvarkiau, jau visai gražiau įeiti. Nes tas bardakas tai mane irgi kartais žudo. Labai daug daiktų, bet va jau čia šitą zoną. Jau kaip sakau, ne visos plokštumos užimtos, galima kažką ir nutrenkti ant plokštumos, ne tik ant grindų. Bet yra žiauru, kaip ir plokštumos būna užkrautos, ir grindys užkrautos. Tai va kaip pas mane va šičia. Džun. Ir va šičia. Vis bandau ir nesigauna eiti į tą tokią 100% tvarką. Per daug daiktų, per mažai proto. Nu ką, kiekvieną dieną vis į antrą aukštą šieniuksau. Jo, reikia dabar šitą atimti. Manau, kad užteks šieno. 4. Ir čia. Tai jo, manau, kad užteks. Nes dabar žiūriu pagal tendencijas kaip ėda. Tai kad jo. Pavasarį sumažėja ėdimas. Daugiau paduodu Danieliams. Aš avižų. Avižų daugiau bus suėdama, šieną matyti. Va, supjauščiau šitus padėklus, sakiau sudeginsiu. Buvo planų kažką veikti su jais, bet per daug darbo ir per daug mažai naudos. Reikia dar šitiem pripilti vandens. Gerai, kad pašalo naktim. Vandų net neužšalęs ir jo net netrūks. Bet jau atsinešiau, tai pripildysiu. Reik krosnį užkurt. Bet tikrai faina. Nuostabus oras. Pašalę. Ir saulytį plieski. Va, triušiai. Jie irgi kažką čia ėda. Griaužia. Va. Žalumynus kažkokius. Jo. Šieno nenori, va kai pavasaris ateina, iškart kažko jie kito užsimano. O va zigis tai dirba savo darbą. Va. Nieko, va išeis į lauką, žalumyno atras, viskas bus gerai. Va kokį draugą nugriepiau. Geras jisai draugelis. Bet vaikšto ten, kuriam nereikia. Nu ką padarysi? Va toks darbas. Vaikščioti, kur jam nereikia. A ne, Gaidelį? Eik. Žiūrėkite. Eik, Gaidelį. Eik. Ir ką tai? Eik. Va, ką nori, tą darai su juo. Čia rytas, čia vakaras, čia ruduo, čia pavasaris. Neturiu jau darbinių rūbų, visus išnešiau skalbt. Tai dar džiovykliai sukasi, tai tokiai susidėjau, net striukės neturiu. Žodžiu, padėjau draugeliui persikraustyti į naują hatą, baldus nešėm. Tai taip nieko kaip ir nesufilmau, nieko gero. Tai va, savaitgalis prasvimbė. Tai geras oras tuoj ateis gal neateis.
Tai su ta tendencija chebrytė. Ačiū, kad žiūrit. Susitiksim kituose video, kituose vlogeliuose ir kituose epizoduose. Su tavim buvo Giedrys.